gali perkelt savo dėmesį į kūną ir pajaust, kad sėdi. Tiesiog pastebėk tos pojūčius, iš kurių žinai, kad sėdi. Ne todėl, kad apie juos mąstei, ne todėl, kad kažką ypatingo reikia sugalvoti, o tiesiog žinai, kad sėdi. Užpakalis, kojos, nugara, rankos padėtos. Ir viskas, nuo ko dabar mes save ginam ir saugom, yra jausmai, asociacijos, įvaizdis. Kas tau taptų prieinama, jei žinotum, kad nereikia saugotis, kad nereikia gintis. Kad tai, kaip dabar esi, yra pakankama, yra gerai. Ar tada galėtum įsileisti nors truputį daugiau kažkokio jausmo, kuris dabar gal nepatinka? O gal galėtum tada žengti 2 žingsniais toliau, nei paprastai, į šokį prisiminimą? O gal kaip tik leistum savo pradėti daryti tai, ką ilgai atidėliojai? Kas taptų prieinama, įmanoma, jei dabar nereikia saugotis. Nereikia apginti nei savęs, nei kitų. Ir galėtum leisti tiem pojūčiam, kurie juda kūne, tiesiog judėti ir keistis. Vykti taip, kaip jie vyksta. Ir galėtum leisti pojūčiam, mintim, vaizdam judėt, keistis, ateit ir išeit. Ir jei giliai ir aiškiai žinotum, kad nei vienas iš tų pojūčių, iš tų patyrimų tavęs negali sužeisti, nuskriausti. Negali sugadinti tau gyvenimo, metų, net dienos. Ar tada gali leisti sau ilsėtis tame, ką dabar patiri, tame, kaip dabar yra.
Ir kartais savo mintimis bandydami išspręsti tai, ką patiriam, taip susipainiojam tarp vienų minčių ir kitų, kad pradeda atrodyti, kad čia nebe aš, su šito reik kovot, šitą reik pakeist. Tai gali dabar pažaisti tokį mažą žaidimą viduje. Leis savo dėmesiui laisvai klajot. Taip kaip jis klajoja. Kažkur peršoksi pojūčius, kažkur labiau į mintis, kažkur gal į vaizduotę. Ir gali viskam, ką dėmesys pastebės. Kai jisai keičiasi, tai jausi krūtinę, tai galvą, tai pamastysi apie rytojų, tai apie šiandien. Ir tiesiog vieną frazę gali pridėti. Ir čia aš. Pastebi kažkokį pojūtį. Ir čia aš. Atrodo, kad kažką reiks sutvarkyti. Parodyk pirštuku į tai, ką reiks sutvarkyti. Ir čia aš. Norisi kažko išvengti. Ir čia aš. Norisi kažką gauti. Ir čia aš. Mintys. Ir čia aš. Dalelė tavęs. Tai jeigu visur, tame, ką pastebi ir patiri, esi ta. Tai ar sutiktum švelniai susitikti, pastebėti, patirti tai, kas vyksta. Kartais atrodo, kad viskas turi būti patogu, malonu, gerai. Ir tada tos dalys tavyje, kurios šiuo metu nėra nei patogios, nei malonios, nei gerai atrodo, lieka už borto. Norisi atsikratyti, norisi pataisyti, norisi pakeisti. O ką pasiūlytum truputį švelnumo? Truputį daugiau vietos tam, ką patiri. Tai ar galėtų sugrįžti atgal, sugrįžti namo. Tai, ką biškį buvai nustumęs, nes nepatiko. Ir tiesiog švelniau, nors šiek tiek, pastebėti, apkabinti. Nes tai irgi aš.
Ir tau galima patirti ir būti taip, kaip tu esi. Nėra jokio reikalavimo, kurį dabar turi išpildyti. Nėra jokio tikslo ar būsenos, kurią dabar turi pasiekti, patirti. Yra tik tavo patyrimas dabar savęs, gyvo, jaučiančio, sėdinčio čia. Ir galėtų to užtekti. Kad leistum savo jausti šiek tiek daugiau nei prieš tai. Vos švelniau nei prieš 5 minutės. Su daugiau smalsumo, atvirumo patirti. Ir leis savo giliai kvėpti. Ir iškvėpdamas pereik dėmesį visą kūną nuo viršaus iki pat pėdo. Ir dar kartą. Ir kai tau bus patogu, gali atsimerkti, pasijudinti ir keliauti toliau.